Turim tokią užduotį dabar. Žodžiu, yra porelė, kuri ruošiasi vestuvės turėt Liepos 12. Ir jį pradėjo, žodžiu, ta moteris organizuoti. Nereikėjo anksčiau pasakyti, būčiau suderinęs gitarą. Ir organizuoja vestuvės, žodžiu. Ir ieško muzikantų per visur. Žinai, biškai paleidęs esu. Parašė per Supermamą formus visokių žodžių tenais ir panašiai. Galvoju, kur mano mediatorius. Tai bandom pasukti dabar. Tai mokysi gitarą grot? Tai kad visi mok? Visi mok. Ta ilgą kelią. Net Jankevičius mok. Ir svajokau. Gerai čia? Gerai, ne? Ok. Nu davai. Seniai negrojau čia, gal porą dienų. Agne. Alio? Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Agne kalbu? Taip. Jums skambint grupė, savi. Mes kažkaip radom kontaktą, kad ieškot jūs muzikantų per vestuvės Liepos 12. Aha, ieškom. Nu vat, jums paskambinom. Paklaus, kiek mokės? Palauk dar. Tai galėtume pasikalbėti, mes kaip tik dabar studijai repetuojam. Aš galėčiau kažkaip parodyti, ką mes čia dainuojam. Aukščiau. Iš kitėliau negirdžiu, hebra. Tai labas vakaras. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Nu dabar aš jau girdžiu jūs. Ar galim pasikalbėti? Tai pasako dabar, ko reikia. Mes esam iš Vilniaus, muzikantai. Ir kada tos vestuvės? Kelintą valandą dabar atvažiuoti? Aš man atrodo, kad niekam nerašiau. Ne, mes radom forume, per mamų forume radom, kad ieško. Ir laisvi esam. Mes neieškom, nerašiau jokį forumą, iš kur čia skambinat. Nu tai davė kažkas numerį tada. Palauk, to pasižiūrėsiu, pasakysiu. Supermama LT buvo. Super, ten matėjai, ne? Jo, aš radau Supermama LT. Sakė, kad rašot elektroninius laiškus muzikantams, neranda, kurie tiktų. Ir pagal kišenę, ir pagal norus. Va, toks laiškas buvo. Pomidorus muš. Prieki baltą. Nu, Agnutė, tai kalbam dabar, nes mes su grupė esam kaip tik dabar. Davai, žemuviš. Tai sakykit dabar, ko reikia iš jūsų? Mes esam 3. Kaip čia jau iš manęs jau nori pasirinkti? Gerai, tai gal daina? Nu daina, Davai, kokią nors vieną. Duokit dainas, dainuosim. Oba! Žie. Varėk. Aš buvau pašėlęs vyrukas ir aplinkui daug moterų sukos. Aš visas jas turėti galėjau, bet į vieną žiūrėti nenorėjau. O, padla! Tu mane nugalėjai! O, mano padla! Aš tave paskandinsiu! O, padla! Tu mane nugalėjai! Vėl mano alga! Kur tu padla padėjai? Mes turim ir lengvesnių, čia tokia rokava, bet galim ir lengvesnių pagrot, tai vienas iš repertuarų. Mes taip pat ir vedam vestuvės, ne tik grojam. Taip, daugiau vat kolega. Šiaip dirbu ir stalo komendantas gali būti. Taip. Aha. Nu viską, jūs vienu žodžiu, jeigu mums sumokat, mes viską padarom. 700 litrų, ne? 700. Duodat 700 į rankas, net ne po, o šiaip visiems 700 duodat. Ir mes, karočią, ateinam, svečius išvežiojam, girtus išvežiojam. Aš dar anekdotų porą. Žiūrėk. Tai čia labai pigiai. Nu, tik klausyk, aš turiu man atidarimą bairis. Petriukus klausia Ragana, nu čia vestuvinis toks. Ragana, kodėl tu vaikų neturi? Nes ne tą kotą apsižergiu. Tai mat, šitą galėtų pasakyti. Daugiau va tokių bus. O kiek svečių bus ir kada atvaryt pas mus? Nes čia žiūriu Liepos 12, ne? Liepos 12, ja. Kelintą valandą renka svečiai? Nežinau. Nesakysiu. Staigmenas.
Mes žinok žinom kelintą ir kur bus tai. Gerai, tai gal dar vieną dainą tą progą. Kad mes dar patys nežinome. Mes žinom. Mes žinom viską jau. Jūs jau viską žinote. Gerai. Kokią nors melodingesnę dainą. Aš pasakyti. Tai žinai. Davai. Ir viens. Ne, toksai, šiam pasaulį visko būna. Šiam pasaulį bus dar visko. Tai mergimi. Palauk, taigi, kad prologas. Davai. Šiam pasaulį visko būna. Šiam pasaulį bus dar visko. Daug laibių baisių merginų. Atsimerkęs pamatai. Buvau jauna mergelė, stačiais papyčiais nekalta. Švelnus plaukai ant pilvų raitės. Izutė buvo vos praskelta. Aš jokio valo nežinojau. Prisiekti šiandien jums galiu. Ant lovos aš viena mėgojau. Pridengus čiulpė delneliu. Ir kas tik tai manęs nekalė. Čigonai, vagis, ubagai. Nors kaltis man dar neįgriso. Bet vagina juk gali būt blogai. Labai blogai, labai blogai. Ir tokia. Būgnų solo. Šiam pasaulį visko būna. Šiam pasaulį bus dar visko. Beatbox. Matot, už 700 litrų. Viskas. Ir kolonį savo atsiveža. Kiaušinis. Viską. Gerai, Hebra. Take 5. Bravo. Tai imat? Kelly Family. Tinka. Kelly Family. Kaip jum Už nuolaida? čekį kirpyklą mes dirbam. Kelly Family. Tai jau 6,50 tiks, ne? Be Be problemų. problemų. Be problemų. Jeigu jūs atsivežat mus. O kaip su gėrimui savo galima įsinešti ar reiks pirkti vietą? Kaip su gėrimais, ponia? Su gėrimais. Palauk, dar panelė. Jau. Ai, panelė dar, atsiprašau. O piršlė, reiks mes piršlės galim. Matot, reportažas labai platus. Dėzė, bekarė, bemolė. Taškosi broli šaunolį. O jum nekainuoja skambinti Iki tiek ilgai? alkūnių Ne, kiselį. 6 minutės dar. Ir iki kaklo molį. Gintaro sunkus karoliai tempė gilin į raistą. Skanauja broliai šaunoliai, pilna pintinė baisi. Bandė tapyti paveikstus, net įsigijo Malbertą varrio. Pasiėmė skambu tokiu kastetą vardą, tas vardas dėja. Ne viskas neatsipirko, žvakės balta geltona užrišo ir projektelių šakės. Kągi dabar daryti, mūsų šaunoliai parim. Nemiegojo raudoja dienom, naktiniam išmėgo. Padlo! Na gerai, Hebra, neišsiplėskit, jūsų valandų 3 štukas kainuoja. Jau 300 litų kažkur čia pragroja. Su skambutu nemokėt. Tai 300 pervesit mums. Tai jeigu jums patiko, paspauskit 5. Jeigu nepatiko. Parodėm 5. Super. Radio stotys ZIP FM radistai. Kartu. Ai, kurioj vietoj supratot? Jaučiu į pabaigą. Pasakėt 700. Kai gitarą atsinešėm, ne? Ne, sakau pačioje pradžiai. Ir čia Davilė gal skambino? Jo, Dovilė? čia dabar kalba Dovilė. Labas, Davilė. Aš čia tave pridaviau, žinau, šitiem lanagam. Dovilė. Tai linkėjimai Agnė ir gerų vestuvių. Happy Vestuv. Dėkui. Sėkmės susirast muzikantų. Vyrus jau pas mus į studiją važiuoja, jūs su lasdai. Man norisi daryti blogai.